Tai ir stebėjote saulės užtemimą? Taip, stebėjau. Kokie įspūdžiai? Labai geri, nes šitą reiškinį gamtos jau matau antrą kartą. Teko matyti jau vieną kartą, kuris buvo prieš 14 metų. Galbūt panašiai prieš 16 metų. Situacija, kokia analogiška. Tiesiog norisi pasižiūrėti. Ir ar praeitas buvo stipresnis užtemimas negu šis? Manau, kad taip. Praeitas stipresnis, nes, kiek prisimenu, gal dėl to, kad jaunesnė buvau, įspūdis buvo gilesnis ir tai atrodė, kad viskas nutilo, paukščiai nutilo, visas liktai gamta apmirė. O šį kartą to nepajutau, kad gamta būtų apmirusi. Tiesiog buvo ir viskas. O per kokias priemonės stebėjote? Stebėjau per specialų stiklelį ir stebėjau per rentgeno tą filmutę specialiąją. Tai ar stebėjote saulės užtemimą? Stebėjau. O ar stebėjote, kai vyko anksčiau, prieš keliasdešimt metų galbūt? Taip, prieš 55 metais prisimenu labai saulės užtemimą ir tai buvo tamsu, kaip vakare visai, reiškia, kada pradeda temti, kad jau paukščiai lakstė po kiemą ir lėkė tūptis. Reiškia, atrodė visiškai vakaras. Tai prisimenu, tai gal pusę valandas teko vėl, reiškia, tai buvo pavakarys, kokia 4 valanda. O kaip tuomet stebėjote saulę, kokias priemonės naudojate, kad akių nesudirginti? Aš nestebėjau, tik tai jaučiau, kad, reiškia, jau matau, kad vis kažkur tai keista, neypatingai. Naktis vidury dienos. Tai buvo tikras užtemimas. Saulė buvo juoda, matėsi. Žiūrėjote saulės užtemimą? Tikrai ne. Kodėl nežiūrėjot? Nežinau, sako, negera. Akim reikia per specialų kažkokį tai stiklą žiūrėti. Seniau buvo užtemimas, galbūt žiūrėjote, kai buvo seniau? Prisimenu. O kaip tuomet žiūrėjote? Paprasčiausiai, jokių priemonių. O palyginus, tuomet buvo stipresnis tas užtemimas? Aišku, kad stipresnis. Tada jautės, pritemė buvo. O dabar aš nežinau šiandienę. Gal irgi tai čia, tai poliklinikoje buvau, gal čia neilgai tas visas buvo. Tai va, tik tiek ir nepažinau. Ir kokie įspūdžiai? Nieko, ką. Prieš 15 metų buvo įspūdingesnis. Prieš 16 tiksliau. Kaip tuomet buvo? Vasara buvo ir užtemo labiau. Vienu žodžiu, ir taip jau toks įspūdis, lyg vakaras būtų atėjęs, pradėjo siurbliai svirpti, nurimo viskas. O kaip šiandien stebėjote saulę? Pro suvirintojo stiklą, nes pavojinga kitaip yra. Ar žiūrėjot? Mačiau. Ir kokie įspūdžiai? Oi, labai gražu, labai senai buvau mačius, vaikystėje tik tai tokį pat prisimenu. Kai vaikystėje matėte, kokie iš tada įspūdžiai? Oi, kažkaip vaikystėje netaip įspūdis buvo geras, dabar geresnis. O kaip žiūrėjote? Mes per rengenų tokį, kaip daro nuotraukas, tai per šitą labai gražiai matėsi. Su anūkė žiūrėjom kartu. Ne. Kodėl? Nežinau, šiandien nebuvo laiko, galbūt taip. Galbūt prisimenate, kai buvo ankstesnis užtemimas? Oi, prieš 16 metų? Plius minus, ar ne? Tai tada dar buvau vaikas visiškai. Atsimenu, dar ten buvo, daug buvo žmonių, kai dar vaikas esi, tai ką ten gali atsiminti labai jau.